Viską, ką čia matot. Beržai, berželiai, parkas. Prieš 3 sekundės ten ir stirna nušakavo. Kažkada seniai, kai aš dar buvau vaikas, čia visur buvo daržas. O dabar beržų parkas. Nes seneliai numirė, jaunimui daržas neįdomu, Maksima Matulė viską užaugino. Nesvarbu, kad plasmasė, bet užtat dirbti nereikia. Atseit skanu, mažyliai net neragavę originalaus maisto, natūraliai užaugintų. Aš nežinau, Anglijoje gyvenau 11 metų, atsibodo tas asfaltas, atsibodo plasmasiniai agurkai, pomidorai. Pradėjau ilgėtis namų, nusibodo gyventi iš pašalpų, nuo algos iki algos, vaikų nematant, plasmase maitinant. Susikroviau lagaminus ir grįžau. Čia Matulė žemė laukia. 1 metais patingėjau, 2 3 arus daržą gavau. Močiutė sakė, pavargau, nebevalioju. Gerai, sakau, paimsiu. 2 metus tvarkiau 3 arus. Pernai rudenį kitas senelis pavargo. Dabar jau turiu 6. Išdirbom žemę. Eisim sodinti bulvių, sėti morkų. Organiškai auginsim. Trešim vištų mėšlų granulėm. Rauginsim dilgėlių raugą. Įmesiu kiaupienę vieną kitą. Gal dar viško į kokį. Viskas gi valgom. Ir natūrali gamta mums viską duoda. Ir vaistą, ir maistą. Tik reikia netingėti dirbti. Sako, ir Donelė tinginio valgoma verkia. Užsiauginkit žmonės patys. Tai žinosit, ką į burną deda. Nes Matulė Maksima. Ten pomidoro nusipirkus metus jis nesugenda. Kokia magija. Cheminė, sintetinė magija. Vau, norėčiau aš, kad mano šiltnaminis tiek laikytų. Užtat morkos gerai laikosi. Namie užaugintos, į smėlį, sandėlį pasadintos. Iki pat dabar.